Pažiūrėkite, kokios gražios pušys. Kai buvo malonu čia pasėdėti, pailsėti, nes ką tik tai nusileidau iš dykumos. Buvau Baltose kopose, čia netoli Muine, vadinamos Baltos kopos, bet aišku, nėra čia labai kažkas ypatingo. Yra gražesnių vietų, pavyzdžiui, Nidoje kopos yra 100 kartų gražesnės. Bet čia turistai veržiasi, važinėja su keturračiais, išsinuomoja džipus, nuo tų kopų čiuožinėja su tokiais padėklais, labai juokingai atrodo. O čia jau dabar nusileidus, va čia ganosi vietinis buivoliukas. Čia va mašinikės išsinuomoti galima. Dar daugiau gyvūnukų. Čia va ežeras toksai. Tai parašyta maudytis negalima, pavojinga. Čia žmonės derasi. Kiek kainuotų nuvažiuoti su džipu. Man šito krūmo žydėjimas ir jų čia tiek daug, kad labai patinka, jis toks gražus, nuostabus. Nu va, jau prasideda, va kaip jie čia laksto. Va, čia galima atsisėsti, nusifotografuoti. Nu, man atrodo, kad aš čia po to krūmų gražiai atrodysiu. Visiems linkėjimai. O balandis praskrenda, čia visko yra, ir gaidžiai gieda, čia ir su stručiais galima pasivažinėti. Va, ir nusifotografuoti arba bet šitas koks nuščiūręs vargšelis, kaip jo oda nusilupus. Mačiau gražesnių buvo. Ai, tas kopas važiuoja. O kam čia šitie gaidžiai, tai aš nežinau. Čia tų narvų nemažai. Ką čia reiškia, tai nesuprasi. Koksai gražuolis. Nežinau, kam čia tuose narvuose tie gaidžiai. Ai, čia turbūt va matosi ringas, būna gaidžių čia kautynės. Matyt, čia vyksta gaidžių kautynės. Bananai. Čia vyksta gaidžių kautynės. Čia tualetai. Tokie kriauklės nusiprausti. Dar čia nėra taip. Kvepia, pripurkšta kažkokiu kvepalu. Kaip ir nieko, švaru.